35, manau, jau galim pradėti. Jeigu kas nors dar norės prisijungti, tada pabandysiu spustelti, gal nesusitrukdysim labai ir pabandysim priimti kuo daugiau, kad galėtume pasišnekėti. Gerai, tai tikiuosi dar kartelį klausiu, girdit mane taip? Girdim. Puiku, gerai. Jeigu nors vienas girdi, vadinasi, pas mane viskas gerai. Girdim, ne vienas turbūt. Gerai, liuks. Tai mano vardas Dovilė. Šiuo metu esu literatūros ir menų fabriko mokytoja Herojaus mokykloje. Turiu 5-okus, 6-okus, dėstau ir 4-okam ir šiek tiek 3-okam. Užauginau savo klasę nuo 2-okų, nes atėjo iš skirtingų mokyklų ir taip kažkaip sulipdė mes tą skaitymo klubą. Ir dabar man atsakingi vaikai yra ir mes padarėm dar vieną tokį kaip atskirą discipliną, tai yra knygų klubas ir turim mokykloje, tai yra kaip atskiras dalykas ir būrėmės kiekvieną savaitę ir taip toliau. Apie tai papasakosiu daugiau. Turim tokią citatą išmokę tiek mokykloje, tiek namuose, kas daug skaito, gyvena daug gyvenimų. Tai tiek anglų kalba vaikai mokinasi, tiek mes ir tikrai tikim tuo. Tai šiandieną skirsime valandą laiko, tikiuosi iki valandą sutilpsim. Noriu pakalbėti dar kartelį apie kaip mes auginame skaitytoją. Tai iš tikrųjų pasidalinsiu savo gerąją patirtimi. Dviračio nieko neišradinėsiu, naudojuosi, tikrai skaitau šią temą daug ir pati daugiausia mano idėjų, kurias rasite šiandienos pokalbėje, realiai yra iš gyvosios praktikos tiek su vaikais, tiek su suaugusiais. Tai darau jau 4 metus, prieš tai dar truputį padėdavau vaikams ruoštis egzaminui, tai literatūra visada buvo mano gyvenimo dalis. Tai ir knygos, tai dabar jau užsiemam ne tik tai skaitimu, bet ir rašymu, bet apie tai taip pat. Tai apie mane kaip apie skaitytoją, tai galiu pasakyti, kad viena geriausių knygų yra mano, jeigu taip kalbant apie tai Meistras ir Margarita. Labai mėgstu fantastiką, dėl to, kad kaip Tolstojus sako, kam rašyti ar skaityti apie tai, kas yra realu, kai yra pasaulių, kurių mes nepažįstam. Altorių šešėlis patiko, neskaičiau Vasarą ant palangės ir niekas man neliepė tai daryti. Valstybinį egzaminą tais laikais laikiau interpretaciją iš Baltos drobulės ir gavau 47% ir iki šiol nežinau kodėl. Mano principai nesutinka su tuo. Knygas labai mėgstu kaupti, skolintis iš bibliotekų, skatinu visus, bet labiau mėgstu jas turėti, kai skaitau. Ir vieni mėgstamiausių autorių tai yra Haruki Murakami, patinka slavų literatūra, tai Tolstojus, Rowling su Harry Potteriu, iš lietuvių Granauskas, Dirgėla, jaunas rašytojas. Dabar šiuo metu mano namuose yra tikrai labai daug knygų, turiu 8 metų dukrą, kuris skaito nuo 6, jinai yra 2-okė, ir turiu 6 metų sūnų, kuris skaito nuo 4,5, nes sesė išmokė skaityti. Tai skaitytojų klubas pas mus namuose gana didelis, vyras irgi daug skaito, dabar šiuo metu turbūt daugiau ir už mane, skaito 2 knygas vienu metu, tiek techninę literatūrą, tiek grožinę literatūrą. Tai skaitytojų klubas namuose gana didelis. Tai šiandieną noriu pakalbėti apie virusą gerąją prasme. Šiuo metu mes mūsų mokykla yra Kaune, tai pradinukus vėl turime mokyti nuotoliniu būdu pagal šiandieninę situaciją, tačiau apie virusą kalbėti noriu ne šitą prasme, apie virusą noriu kalbėti kaip apie gerąją praktiką. Tai yra, kad skaitimas lygiai taip pat kaip ir bet koks, čia tuoj žmonės dar jungiasi, bet koks mano manymu, mano tikėjimu dalykas, jisai plinta kaip virusas. Jeigu užsikrečia vienas, gali užsikrėsti ir visi.
Tai šitoje iliustracijoje matot didžiulį virusą, kuris vadinasi skaitymas ir vienetuką. Tai tas virusas skaitymas, kurias pirmasis nešiotojas, tarkim, buvau aš. Ir mano nuomonė, pas mumis skaitymas išplito dėl to, kad atsirado vienas žmogus, kuris užsikrėtė nuo manęs lygiai taip pat. Ir jisai tapo tuo, kuris užkrėtė kitus, net ne aš. Tai apie tai šiandieną ir pakalbėsim, kaip tas virusas plinta ir kokius galėčiau duoti patarimus ar būdus jums tai padaryti. Dažniausiai šį seminarą, kiek žinau, jungiasi mokytojai, bibliotekininkai ir tėveliai. Mano žiniomis, nežinau, seminaro pabaigoje galėsim pakalbėti, kas su mumis šiandieną bendravo, ar tiksliau klausė manęs, tai galėsim pasidalinti. Tai čia truputėlį vaizdų iš mūsų mokyklos. Pirmoje nuotraukoje ketvirtokai moko skaityti pirmokus. Merginos, jie turi, mes vadinamus mentorių skaitimo ir skiriam tam laiko. Antroje nuotraukoje matot, noriu parodyti, kuo mūsų gyvenimas susijęs labai su knygomis. Pinknigės projektas, tai socialinis projektas, kurio metu vaikai senas atneštas knygas aplenkė ir mes knygų mugės metu pardavinėjomės ir prisidedam prie vėžių sergančių vaikų akcijos su Rimantu Kaukėnu ir surinkam gana didelės lėšas ir skiriame būtent tai kompanijai. Trečioje nuotraukoje kairėje yra Rašytojų sąjunga. Tai yra mano vaikai, kurie su manim kuria ir rašo knygas, kurias mes kaip mokykla leidžiame ir parduodame, yra prieinamos visuomeniai. O ketvirtoje nuotraukoje yra mokytojas su mokiniu pagauti skaitant tą pačią knygą. Tai apie pavyzdžius mes pakalbėsim netrukus. Mokykloje erdvės sudarytos taip, kad nuolat knygos būtų pasiekiamos ir net mūsų ūkio vadovės Staselė privertėm ją laisvo laiko atsisėsti. Jinai labai norėjo, bet jinai galvojo, kad jos darbas to neleidžia daryti. Bet visgi susitarėm, kad jinai tikrai laisvo laiko galit mėgauti skaitimu ir drąsiai tai daryti ir rodyti gerą pavyzdį kitiems. O šalia nuotraukoje matote pirmojo susitikimo metu, kai padarėm gyvąjį seminarą apie knygų skaitimą, atėjo tikrai didelė eilė žmonių ir kalbėjom apie skaitimą gyvai. Tai skaitimo prizmę herojus turi įvairialypę. Čia vėl primenu apie projektą, kuris prasidėjo prieš 4 metus. Tai tos mūsų rožinės knygos, jos jau išplitusios, šiaip daug kas žino jas ir neša. Ir vaikai labai didžiuojasi tuo projektu, nes mes išnešam tą skaitimą kaip gerąją kompetenciją į visuomenę. O kitoje nuotraukoje matot, aš labai mėgstu kaupti įvairias knygas ir pas mumis nuolatos, tiek klasėje, tiek namuose yra kalnai knygų, kurias gali vaikai žiūrėti, pasiimti ir knygų veikiai. Toliau knygos vėl ant sienų, pas mumis biblioteka yra ant spintelių, klasėse, ant įvairių sienų su įvairiais užrašais, jos yra suskirstytos kažkiek išmėtytos, bet pagrindinis dalykas yra pas mus tas, kad ta biblioteka nėra tvarkinga. Bet netvarkinga ne dėl to, kad mes jos nesitvarkom, o dėl to, kad nuolat yra judinama. Tai čia yra geras mūsų ženklas ir praktika. O dar vienoje nuotraukoje matote mergaitę, kur mes labai praktikuojam citatų nurašinėjimą nuo knygų, kas kai kuriem atrodo senamadiškas dalykas, bet tuoj papasakosiu, kaip jisai pas mus gerai veikia. Tai va, yra 5 dalykai, apie kuriuos mes išskirsim trumpai. Čia atsiprašau, vis dar žmonės labai jungiasi, tai priimu. Apie vietą, kurią mūsų nuomonė, mūsų praktikos metu reikėtų nusistatyti, apie biblioteką visur, to trumpai papasakosiu, apie rutinas, knygų klubą kaip veiklą ir kaip jame iš tikrųjų gyvena vaikai ir kaip tai skatina juos skaityti. Ir apie didžiausią klaustuką, kurį man iš tikrųjų truputį sunku šnekėti, kai reikia dalinti su kitais, nes aš linkusi literatūros sąrašą nuolat keisti ir jisai yra daugiau pritaikytas tiems žmonėms, tiems vaikams, kuriuos aš daugiau pažįstu. Bet tačiau ir apie tai būtinai pašnekėsim, nes tikrai yra aktualu. Tai vieta.
Skaitimo vieta tiek mokykloje, tiek namuose mes turim vadinamus skaitimo kampus, skaitimo sofas, skaitimo fotelius, turim tokias slaptas vietas, kurias labai vaikai mėgsta. Tai čia yra vienas vienas lapas, kuriame žurnale apie skaitimą vaikai gali nusipiešti savo mėgstamiausią vietą skaityti. Tai mano nuomonė reikėtų išskirti dvi vietas, kuriuose visiškai savo funkciją atsiskiria. Tai yra vieta, kurioje tik skaitau, nes vaikas psichologiškai, tiek suaugęs, tiek vaikas susikaupia, kad tai yra, pavyzdžiui, namuose mes turim skaitimo fotelį. Vieną mažą, kitą didelį ir mūsų vaikai, ir mes ir žinom, kad mes tenai skaitom ir netrukdom vieni kitiems, nesvarbu, ar tai būtų bendra erdvė, ar tai būtų svetainė. Ir ta prasme, tas skaitimas tampa tokiu įpročiu, kuris turi labai konkrečią vietą. O visur mano siūlymas buvo tiek tokiems subrendusiems skaitytojams, tiek kitiems skaityti tada, kada jau ateina tikrai laikas. Tai vadinasi, kai jau vaikas ar suaugęs yra pasiruošęs atiduoti savo skaitimo kampo funkciją, ją išplėsti plačiau, tada jau galima skaityti visur. Bet pirmasis mano patarimas būtų surasti tiek namuose, tiek mokykloje labai jaukią vietą, kur skaityti. Biblioteka visur. Pamenu mokykloje, aš, pavyzdžiui, mėgdavau eiti į biblioteką, bet turbūt sutiksite daugeliu su manimi, kad šiuo metu arba apskritai ganėtinai sunku apskritai yra vaikus pritraukti į biblioteką. Pavyzdžiui, pas mus gatvelėje, Kaune, Mapų gatvėje yra šauni vaikų biblioteka, kur mano vaikai labai mėgsta eiti. Mūsų mokyklos vaikai labai mėgsta eiti, nes jinai tikrai spalvota, graži, yra foteliukai, kur atsisėsti, galima tas knygas čiupinėti, jos yra vaikų lygyje, žemai, jas galima išimti, padėti. Tai jos funkcija labai atitinka vaikų poreikius, o mūsų mokykloje biblioteka yra visur. Kaip ir minėjau, jinai yra ant spintelių, jinai yra pas vaikus ant stalų, ant palangių, tos knygos važiuoja pirmyn atgal, bet kas atsitinka tokiu atveju, vaikai netgi turi tose knygose įsidėję skirtukus su savo vardu. Ir jiems labai patinka, nes ta biblioteka visur gaunasi kaip rekomendacijų sąrašas. Tada vaikai mato vieni kitų skirtukus ir žino, kad, tarkim, Saulė skaito šitą knygą, vadinasi, ir man reikia tikrai. Ir jie vieni kitų klausia patarimų. Ta biblioteka yra pasiekiama fiziškai ir vaikams labai patinka. Toliau vienas iš praktinių patarimų, kurį visada seminare sakau ir kartais gaunasi labai paprasta, elementaru, tačiau genialu. Tai yra biblioteka žemai. Biblioteka žemai tai yra, jeigu vaikas akių lygyje nemato knygų, didelė tikimybė, kad jisai tiesiog fiziškai jų ir neims. Tai mano nuomonė reikėtų biblioteką pritaikyti taip, kaip yra šiaip dauguma bibliotekų apskritai dabar yra, kad jos yra žemai ir jas galima eilute imti ir žiūrėti ir čiupinėti. Bet ką mes padarom dažnai namuose, mes labai saugom knygas, užkeliam jas į viršų ir jų nesimato. Tai patarimas būtų nuleisti jas kuo žemiau ir leisti jas čiupinėti. Biblioteka ne tik skaitimui. Biblioteka ne tik skaitimui, patarimas, pasakymas yra toksai dėl to, kad papasakosiu gal labai trumpą istoriją apie savo vaikus, kaip jie susipažino su Murakami. Ne tik skaitimui, tai vadinasi, aš leidžiu vaikams žaisti su knygomis. Jie stato namą, lėlėm, ten nesvarbu, garažą ir taip toliau. Jie žaidžia su tom knygom, pasiema krūvą knygų, iš jų padaro kažką, bet žaidimo eigoje, kai jau žaidimas tas, kurį jie buvo suplanavę, dingsta, jie gaunasi, kad jie varto tas knygas. Bet kai pasitiko su Murakamiu, aš pastebėjau, kad jie pradėjo lipti ant pianino ir tiesti rankas į mano biblioteką, kuri būdavo viršuje, ten tokia, kaip mes sakydavom, suaugusių mūsų su vyru biblioteka. Ir sakydavo, kam jums reikia, ir jie man sakydavo, paduok man Murakami. Sakydavau, kam jums reikia, o pasirodo Murakamio 1Q84 yra tokia trilogija ir jos yra labai ryškių spalvų, ryškiai žalia, ryškiai oranžinė ir ryškiai žydra. Ir jiem labai tiko tos spalvos jų namui ir jiem labai patiko. Ir jie žaidimo metu pasirodo pavadino net kelis savo žaislus. Vienas buvo Harukis, kitas buvo Murakamis.
Tai knygos ne tik skaitimai priverčia vaikus pažinti skaitimą ir knygas vienaip ar kitaip. Jiems to patiems net neinicijuojant, nenorint. Ir taip tai labai natūraliai atsitinka vien taip, kad žmogus liečiasi su tuo daiktu. Ir gyva biblioteka, aš apie tai jau minėjau truputėlį, kad įėjus pas mus mokykloje arba namuose gali pamatyti kartais, kad tokia yra netvarkinga, tačiau tikrai stengiamės, mes ir susitvarkom ir yra atsakingi asmenys, mūsų bibliotekininkai vienaip ar kitaip, bet matosi, kad ta biblioteka funkcionuoja ir atlieka pagrindinę savo funkciją, kad tos knygos yra čiupinėjamos, padedamos atgal, įvertinamos, nori, nenori. Tai gyva biblioteka, galima sakyti, lygų netvarkinga biblioteka, bet kokiu atveju, kad ir kaip netvarkinga jos sudėtos, jos turi savo vietą. Ir laikas nuo laiko jos tikrai yra sutvarkomos. Tai skatinant skaitimą, bibliotekos tokį modelį mes taikome, sakau, tiek mokykloje, tiek namuose. Ir jisai tikrai veikia. Tai biblioteka visur, biblioteka žemai, jinai yra gyva ir ne tik skaitimai. Dabar kalbant apie rutinas tiek namuose, tiek mokykloje, yra keletas dalykų, ką mes taikome ir veikia. Tai yra pirmiausia, nusistatyti laiką, kada skaitome. Aš puikiai žinau, būdama mokytoja, kad labai sunku į programą įterpti tam tikrus laikus, kada mes galim duoti savo mokiniams paskaityti. Tačiau yra laisvo laiko laikas arba, pavyzdžiui, aš lietuvių kalbos veiklas esu suskiršiusi į keletą dalykų, tai yra redakcija, knygų klubas ir padarius tai kaip atskirą dalyką. Tai vadinasi, man atrodo, kad 20-15 minučių skaitimo skirti tik tai tam dalykui, susiorganizuoti laiką yra daug vertingiau kartais negu liepti vaikui perskaityti namuose. Ir tas vaikas pamatys ir patikės, kad tai daro visi vienu metu, nesvarbu ar tą pačią knygą ar ne. Dabar ryto skaitimo planas ir vakaro skaitimo planas. Mes turim tokį planuoklį Smaką, kuriame žymimės, ką skaitom vakare ir ką skaitom ryte. Jeigu vaikas eina į mokyklą, mes ryte susiplanuojam, kad mes, pavyzdžiui, perskaitysim, ten apačioje turėtume matyti maždaug 7 puslapius per dieną, čia kaip pavyzdys, tarkim, 3 klasėje per 15 minučių aš perskaitau 7 puslapius per dieną. Ir kiekvienoje dienoje žymiuosi ir siekiu savo tikslo. Tas tikslas yra įskaidytas į 31 dieną, bet mano tikslas būtų, tarkim, per mėnesį perskaityti visą knygą ir aš pasidalinu puslapių skaičius į dienų skaičių ir išsikeliam tikslą, po kiek man puslapių reikia perskaityti, kad įveikti knygą. Tai ryto skaitimo planas yra skirtas knygai, kurią daugiau gal reikia skaityti, gal taip pavadinkim, arba mokytojas rekomenduoja, arba programoje yra, arba jinai tiesiog yra sunkesnė. O vakaro skaitimo planas jau yra tokiam daugiau malonumui. Tačiau, kol vaikas įpranta skaityti, mums labai suveikia susiplanuoti net ir vakaro skaitimus. Tikrai išsikelti tikslą vėl pasidalinti puslapių skaičiui, kad tam vaikui patikėti galutinio tikslo įveikimą, galima pasidalinti puslapių skaičiui. Tarkim, susiplanuoju, kad aš vakare kokią 7 valandą skiriu skaitimui. Aišku, turėtų įsitraukti ir tėvelį ir padėti jam sukurti aplinkybės, kad tai galėtų daryti. Tarkim, perskaitau po 12 puslapių ir žiūriu po mėnesio ar po pusės jau perskaitęs esu visą knygą. Ir skaityti 2 knygas vienu metu tikrai nėra blogai, jie ir atsimena, tačiau šitas patarimas yra skirtas daugiau pačiam skaitimo įpročiui ugdyti, ne teksto suvokimui. Tai norėčiau tą pabrėžti. Tai kada nusistatau skaitau? Toliau turim tradiciją turėti skaitimo partnerius. Su kuo skaitom? Skaitimas, kaip ir minėjau, kaip virusas, yra labai užkrečiamas dalykas. Ir mūsų didžiausias, veiksmingiausias dalykas yra tas, kad vaikai mato vieni kitus skaitančius. Nesvarbu, ar noriai pradžiai, paskui nenoriai, bet jie mato skaitančius tiek suaugusius, tiek vaikus ir tai jau tampa jiems norma. Čia matote 2 merginas, kurios skaito tą pačią knygą, bet tik tai dėl to, kad viena iš jų labai daug knygų perskaito ir kita pamatė, kad visgi jau gali įveikti tą Harry Potterį, jos atsinešė abidvi ir pradėjo skaityti tą pačią knygą. Su kuo gali būti, jeigu namuose, pavyzdžiui, jeigu žinau, kad vaikas žino, kad mano tėtis labai mėgsta detektyvus.
Tai aš su juo ir susėdu ir pasiemu ten kokią Tomo Dirgėlos detektyvą vaikam ir galiu skaityti. Ir tai yra sritis, apie kurią galėsiu vėliau su tuo žmogum pasikalbėti. Tai kas atsitinka, kai tu randi partnerį paskaityti, va tarkim šitos dvi mergaitės, merginos, jos jau turi bendrą temą, apie ką kalbėti. Tai turėti skaitimo partnerį yra labai vertinga ir jam yra labai svarbu. Ir tai gali būti tėtis, brolis, sesė, gali būti mama, močiutė, gali būti draugas ir taip toliau. Tai kada, su kuo? Toliau prieiname prie kaip. Kaip mes turim tokį terminą dvigubo sumuštinio metodas, tai yra keletas techninių patarimų, kaip susitarti su vaiku, kad jisai skaitytų apskritai. Tai aš kaip mokytoja visą laiką rekomenduoju, nes manęs dažnai klausia, mes mumis bibliotekos tokio kaip skaitinių sąrašo nėra, jie dažnai gal klausia gyvų žmonių, rekomendacijų, mes žinom vieni kitus, ką skaitom. Tai mes susitarę esam, kad tiem, kuriem yra truputėlį sunkiau su motyvacija skaityti, tai vienas skaito savo, o tada aš rekomenduoju antrą. Ir taip vėl, vienas skaito savo, rekomenduoju antrą. Kas atsitinka? Atsitinka taip, kad vaikas pradeda norėti perskaityti tą rekomenduojamą knygą greičiau, nes žino, kad po to galės išsirinkti savo. Tai va. Lygiai tas pats su 2 tyliai, 2 garsiai. Jeigu skaitome namuose arba mokykloje, nesvarbu kartu, perskaitom 2 garsiai puslapius ir tada galime skaityti 2 tyliai. Čia daugiau yra metodas, kada 2 žmonės šalia sėdi, tarkim, vaikas skaito, suaugęs arba 2 vaikai gali pasikeisdami skaityti, bet esmė yra ta, kad atsitinka taip, kad jie nori gerai ir garsiai perskaityti geriau, kad galėtų perskaityti tyliai. Viena tu, viena aš yra vėl lygiai tas pats. Tai tu perskaitai vieną puslapį, aš perskaitau vieną puslapį, tu perskaitai vieną puslapį, aš perskaitau vieną puslapį. Tai yra skaitimo dalybos, kurios patinka iš tikrųjų vaikams. O paskutinis 4, tai dvigubo sumuštinio metodą mes taikom ir knygų pristatymams. Tai yra, mes turime ten kiekvienai klasiai, jisai nuolat keičiasi, tačiau turime knygų pristatymo šabloną. Knygas pristatinėjom kiekvieną penktadienį, knygų klubo metu. Bet susitarėm taip, kad vieną pristatau knygą pagal šabloną, kuriame yra tam tikros detalės, kurias mes mokytojai norim iš jų išgirsti, ten tarkim pagrindinė mintis, veikėjai, charakteristika, erdvė, laikas ir taip toliau. O kitą jie gali daryti visiškai ne pagal šabloną, kas jiems labai patinka. Tai jie gali suvaidinti, gali padaryti komiksą, gali padaryti savo skaidrės ir taip toliau. Tai kas atsitinka, tai kad šabloną atlikę gerai, jie išsikovoja teisę padaryti savo kurtą knygos pristatymą. Ir tai jiem yra kaip dovana prizas arba netgi išorinė motyvacija. Tai va, priėjom literatūros sąrašą, ką skaitau. Esu šiek tiek skeptiška, kai reikia sakyti ir klausti apie sąrašą pagal amžių. Pagal amžių sąrašą retai kada duodu, dėl to, kad kiekvienas vaikas skaitimui subrendęs labai skirtingai. Tai pagal amžių sąrašą duoti šiuo atveju ir galiu, ir negaliu. Tad skirstaus tuos literatūros sąrašus truputėlį pagal kitus dalykus. Pirmas dalykas tai pagal motyvaciją skaityti, pagal pomėgius arba pagal gebėjimus. Tai galiu parodyti keletą pavyzdžių, kaip suskirstyti daugiau dabar su pradinukais, bet jau dabar duodu patarimus ir paaugliams. Tai galiu pasakyti, pavyzdžiui, šičia yra 3-4 klasės nedidelis sąrašas knygų, kurios suskirstytos pagal žinias, gebėjimus ir supratimą. Tai jeigu aš kaip mokytoja noriu, kad šitas vaikas pagilintų, kadangi visi žinom tos 3 lygius mokymuose, pagilinti savo žinias, aš jam rekomenduoju knygą iš žinių sekcijos. Jeigu noriu, kad jisai daugiau lavintų savo įprotį ir gebėjimą skaityti, rekomenduosiu iš vidurinės sekcijos, kuri lavina jo gebėjimus. O supratimo lygį jau duosiu tam subrendusiam skaitytojui, tarkim 3-4, kuris jau tikrai geba skaityti
nebereikia jam lavinti nei to įpročio skaityti, nei įgūdžių skaityti ir turi pakankamai žinių, vadinasi, jisai jau pasiruošęs 3 sekcijai, tai duosiu kažką iš supratimo. Tai ką aš noriu pasakyti šitam dalyke, kad ne visos knygos tinka kiekvienam skaitytojui. Net ir pagal amžių aš negaliu duoti vienam ar kitam vaikui tokios knygos, kurios jisai visiškai nei įveiks, nei patirs sėkmės, nei supras, nei lavins savo įgūdžius. Čia kitas sąrašas būtų pradinukui, kuriam reikia patirti sėkmę ir mėgautis knygas. Nes yra tokių vaikų, kurie galvoja, nepasitikė savimi ir galvoja, kad tikrai neįveiks apskritai, neskaitysiu aš, nes aš negaliu, aš niekada nesu perskaitęs knygos ir taip toliau. Tai yra toks jau negatyvus, kaip aš sakau, skaitytojas, kuriam būtinai reikia patirti sėkmę. Tai patirti sėkmę yra labai daug gerų knygų, kurios galbūt ne visos įeina į rekomenduojama literatūros sąrašą pagal Švietimo ministerijos programą, tačiau jos padaro stebuklus vien dėl to, kad jos yra labai įdomios vaikui. Vienas punktas, kuris padeda patirti sėkmę, tai yra serijos. Serijos ypatingai, nes vaikas perskaitęs ir pamilęs savo kažkokius tai veikėjus, tos paprastai knygos nebūna labai didelės, jisai nori skaityti kitą. Knyga, kurią nori patirti sėkmę, turėtų būti dažniausiai tokie nuotykių, detektyvai dabar labai patinka vaikams, humoro daug, arba dabar labai populiaru ir iš tikrųjų pavyko mums su daugeliu vaikų prakirsti tą skaitymo kelią su tom biografinėm istorijom, mergaitėm maištininkam, berniukam maištininkam, apie lietuvius, užsieniečius, žmonės, asmenybės, kurių vienam puslapyje matote iliustraciją, o kitam puslapyje matosi nedidelis biografinis aprašas apie jo indėlį į pasaulio arba Lietuvos istoriją. Tokia knyga kaip Sibiro haiku, turbūt daug kas žinot, yra parašyta apie istoriją iš vaiko perspektyvos, bet jinai parašyta komiksų būdu. Tai jinai yra viena mėgstamiausia turbūt apskritai mūsų bent jau pradinukų. Labai patinka Davido Williamso knygos, kuriuose yra labai daug humoro. Plėšikas Honse Plotsas irgi yra labai tikrai daug dalių. Tomo Dirgėlos detektyvai irgi, galiu drąsiai sakyti tą žodį, užkabina vaikus ir jie toliau pamilę tos herojus tikrai nori skaityti. Jos yra ganėtinai paprastos perskaityti, bet įpročiai formuoti, pačiam skaitimo įpročiai formuoti, tai manau tikrai yra labai tinkamas. Pažengusiam skaitytojui, kuris turi susiformavusi įgūdį ir jau literatūrinį skonį, tai yra be galo platus literatūrinis sąrašas, tai kaip ir minėjau prieš tai, aš padėjau tik tai kelis. Tai Šauniojo penketuko nuotykiai įžvalgo mokinio yra gal 14 knygų irgi, tas pats Haris Poteris, klasika, Ozo šalis, Piteris Penas ir visi kiti, Gėrio blogio mokykla, mano kažkodėl tai ketvirtokiam labai patiko. Roldo Dalo, mes jau turim ir anglų kalbą visas, tikrai labai patinka. Apačioje matot Karas išgelbės mano gyvenimą arba apie Darių ir Girėną, net Lietuvos ar pasaulio istorijos yra dabar parašytos tokių knygų, kurios yra labai įdomios vaikams, nes tiesiog reikia pasodinti, skaityti. Ir tas nusiteikimas įprastinis, kuris jums turėtų būti užtikrintas, jeigu jūs kaip mokytojas, tėtis, mama, draugas rekomenduojat knygą, kurią esat perskaitę ir esat užtikrintas, kad jinai yra gera, tai jeigu patikėsit jūs, patikės ir vaikas. Tiesiog reikia jam suteikti galimybę ją perskaityti. Knygų valgytojui, tas knygų sąrašas man jau yra truputėlį sudėtinga. Čia matot mano penktokę, Mariją, kuri 2 klasėje atėjus pas mane pasakė, kad aš nekenčiu knygų ir aš jų tikrai neskaitysiu. Tai čia tokia mano daugiau pavyzdinė sėkmės istorija, per ją galiu papasakot. Čia yra jos vasaros skaitiniai. Trūksta dar iš tikrųjų kelių. Tai yra mergaitė, kuri nepatikėsit, bet jinai profesionaliai sportuoja. Jinai tikrai gerai mokosi, bet ir nuo knygų nebegali atsitraukti. Tai nėra tas vaikas, kuris sėdi tik tai tarp knygų, jis skaito labai daug, jinai yra labai žingeidi,
bet jau jos literatūrinis skonis yra susiformavęs galutinai, bent jau šiuo momentu, ir man jau ją išrinkti knygą yra beprotiškai sunku. Šiandien atėjo pasiimti nuotoliniui mokymui, tai jau įdėjau Dėdės Tomo trobelę, nes turėjau jau pildyti mokyklos biblioteką, nes jau tikrai nuoširdžiai nebežinojau, ką ją įdėti. Jis skaičius ir Hobbitą, ir Roaldą Dahlą, ta prasme, ryja tas knygas taip, kad net man pačiai pavydu. Bet kodėl aš kalbu apie Mariją, aš dažniausiai jai pasiūlau, nes jinai tikrai skaito įvairias knygas. Nes kaip tas pats Haruki Murakami sako, kad norint atrasti gerą literatūrą, reikia perskaityti labai daug ir šlamšto. Tai šlamšto aš vaikams dažnai nesiūlau, tikrai, bet noriu pasakyti, kad jinai skaito įvairias knygas, bet aš jai dažnai tuo momentu duodu tokias knygas, kurias noriu, kad ir kiti pradėtų skaityti. Nes jinai yra pavyzdys, visi žino, kad jinai skaito daug, tai aš naudojusi ją tokia kaip pavyzdžių, kaip mentoriumi, ir jinai dažnai vaikščio su knyga tokia, kurią aš norėčiau, kad ir kiti pradėtų skaityti. Ir jinai užsitarnavus šitą yra pilnai mūsų bendruomenė. Čia dar truputėlį apie serijas. Serijos yra labai gerai, nes vaikas perskaitęs vieną knygą gali būti, kad norės ir antrą. Jeigu jūs pataikysit su knyga ir užkabinsit jį, tai yra, pavyzdžiui, patiems mažiausiams skaitytojams yra Holy Web knygos labai patinka. Aš asmeniškai tos istorijos taip skeptiškai ganėtinai žiūriu, bet jos patirti sėkmę ir užkabinti pačiam skaitimui tikrai yra tinkamos. Turėjau vieną berniuką, kuris atėjo iš kitos mokyklos 3 klasėje ir visiškai neskaitė knygų, jis buvo perskaitęs gal 2 iš viso per savo gyvenimą. Ir mes sutikom, kad jisai galėtų skaityti, sakau, kas tau patinka. Sako, futbolas. Tai mes susiradom knygą apie Lionelį Messi. Ir jisai perskaitė ją ir paskui perskaitė dar 5 ir laimėjo medalį, nes per 4 berods mėnesius perskaitė 6 knygas, ką iki tol, iki 3 klasės buvo padaręs tik tai su 2. Tai kas jį užkabino, tai yra pomėgiai ir serijos, nes jam tikrai sudėtinga buvo skaityti, tačiau nepasidavėm ir ieškojom geriausių variantų. Tai radom per serijas ir pomėgius. Dar vienas dalykas, ką mes buvome pamiršę, pavyzdžiui, pernai metais, tai yra vienijanti knyga. Aš žinau, kad mokyklose dažnai reikia skaityti tą patį kūrinį, tačiau mes tokia skaitytojų armija, tai dažnai jau buvom pamiršę tam tikrus dalykus. Tai atnaujinom tokį dalyką, kad vaikai knygų klubo metu arba apskritai viena klasė skaito tą pačią knygą. Tai šiuo metu matot 4-tokus, kurie skaito Roaldo Dahlo Didysis gerulis milžinas arba Čarlis ir šokolado fabrikas, galėjo rinktis vieną iš 2. Čia vyksta skaitimas ant stalų, nes mes praktikuojam ir garsiai skaityti, tai atsiranda vaikų, kurie labai tokie, kaip aš sakau, užsispyrę skaitytojai yra. Tai jam labai patinka šitas metodas, bandžiau tik tai kelis kartus, bet atsitiko labai didelis poveikis ir iki šiol kalba, kaip mokytoja leido ant stalo užlipti ir paskaityti garsiai ten pusę puslapio. Tai poveikis tikrai gana didelis, bet kas atsitinka su vienijančia knyga, vėlgi, kaip aš minėjau apie nuotrauką su 2 merginomis, atsiranda priežastis pasikalbėti. Vėlgi turime vieną knygą arba vieną veikėją išsirenkam ir tai yra dalykas, kuris pradeda sieti tam tikrą grupę. Ir jeigu ta knyga yra įdomi, aktuali būtent šio amžiaus grupiai žmonių, jinai yra juokinga, Roaldas Dahlas yra puikus rašytojas, tikrai pasaulinio lygio ir vėliau mes žiūrėsime į filmą ir lyginsime, jie dar to nežino, bet vienijanti knyga yra ta knyga, kuri tam tikra prasme apkalba jų identitetą. Sako, 4-tokai Roaldą Dahlą skaito. 3-okam buvo Sidabrinę asiliuką jau davė mokytoja. Ten 5-tokai dabar nagrinėjamas iki kaulų smegenų Musių valdovą. Tai tikrai kiekvienoje klasėje rasite po krūvą knygų, kur skaitom ir mes vadinam dabar jau vienijančią knygą. Ir dar kitas dalykas atsitinka, jie tam tikrą prasme gražiąją formą pradeda konkuruoti, kad mes tai skaitom šitą knygą, bet jūs nežinot, kas tenai parašyta. Tai jie turi tam tikrą kiekvienoje klasėje paslaptį, kurią lyg ir nori pasidalinti, bet paskui pasidalinam tik tai knygų klubo metu. Ir pavyzdžiui, padarom taip, kad ta vienijanti knyga pristatymas būna, pavyzdžiui, mini spektaklis,
arba bendras PowerPoint pristatymas, kur kiekvienas vaikas gauna tik po vieną skaidrį ir, tarkim, išnagrinėja labai atidžiai erdvę, laiką, vietą, ar ten veikėją vienokį ar kitokį. Ir tikrai tai yra pokalbiam ir skatinti skaityti yra puikus dalykas, kuris gerai pasitvirtina. Motyvacija. Jau tenka atsidusti, nes žinau ir puikiai suprantu, sakau, tiek kaip mama, tiek kaip mokytoja, tai yra turbūt bene pats sunkiausias dalykas, ką galima daryti. Jūs nesupraskit manęs klaidingai, mano vaikai irgi kartais nenori skaityti. Aš kaip vadinu, man pačiai būna, kai literatūros magistriai būna, mums sakydavo universitetų tokių skaitimo duobių, tada tu net negali paimti knygos ir nežinai kodėl, arba užmiegi ten po pusės puslapio ir lyg ir nori skaityti, bet tiesiog negali. Tai skaitytojams būna tų vadinamų skaitimo duobių, bet motyvacija, bet vis tiek mums reikia jau kaip pavyzdžiam laikytis ir vis tiek stengiuosi, kad tos knygos bent fiziškai būtų mano rankose ir bent po kelias eilutes paskaityti. Tai tam vaikam veikia labiausiai, turbūt visi žinot, ir tikrai galėtumėt ir patys pasidalinti, čia aš jau tikrai dviračio neišrasiu, ta išorinė motyvacija. Yra be galo daug dalykų, kuriais galima skatinti vaikus skaityti. Sunkiau truputėlį yra su vidinė motyvacija, nes jinai turi atsirasti tam tikro įpročio formavimo metu. Tai aš galiu pasidalinti keletų dalykų, kur matysim, vieni bus išorinė, kiti vidinė motyvacija. Tai motyvacija, kuri dažniausiai neveikia arba veikia tik tai labai geriem mokiniam, tai yra ateitis. Ateitis. Tai čia tas pats, kas sakyti, mokykis gerai, nes negausi darbo. 100 metų tam pradinukui, kad jisai negaus to darbo, nes jisai dabar gyvena su mama ir tėčiu šiltai, kuris kepa blynus ir jam tas darbas neįmotais iš tikrųjų, nes tai yra per tolimas tikslas. Tikslą reikia skaidyti, o su ateitim mes sužaidėm šituo atveju šitaip. Vienintelis dalykas, kuris apie ateitį man suveikė mano skaitimo klube su vaikais, tai buvo tai, kad tai susiję šiek tiek ir su matematika, ateitis ir matematika. Tai yra tai, kad mes pasiskaitėm keletą straipsnių, kiek knygų apskritai skaito labai sėkmingiausiai patys pasaulio žmonės, kas jiems labai asmenybės apskritai dabar labai imponuoja jiems. Ir mes mokinomės apie įvairių žmonės, apie Šekspyrą, apie Nikolą Teslą, apie J.K. Rowling ir tikrai pasaulinio lygio žmonės, kurie turėjo arba turi didelę sėkmę gyvenime. Tai mes pasiskaitėm, kad šie žmonės perskaito vidutiniškai apie 60 knygų per metus, vidutiniškai, tarp 50-60. Tada padalinom, žinoma, į mėnesius ir mūsų matematika atsidūrė tokioje situacijoje, kad jeigu žmogus nori būti sėkmingas, net ir labai daug dirbdamas, nes ten buvo suaugę žmonės, jisai skaito maždaug 3-4 minimum knygas per mėnesį. Mes pagalvojom gerai, kadangi mes esam kaip ir vaikai dar, tai mums reikėtų tą truputį skaičių sumažinti, nes 60 knygų per metus, toksai labai jau didelis. Tai mums reikėjo tą tikslą susimažinti. Tai susigalvojom, kad sėkmingi žmonės skaito, sėkmingi vaikai, kurie norėtų turėti sėkmingą ateitį, gali skaityti 2, maksimum 3 turbūt, nes fiziškai tiesiog ganėtinai sunku būti, apart ten keliem vaikam. Tai matematika su ateitim susisėjo taip, kad 2 knygos per mėnesį tapo norma. Ir jie jau viduje žino, pasiskaičiavę, mes vis priminam tą matematiką, kad kas susijęs su ateitim, mums reikia skaityti tikrai bent 2 knygas vienu metu. Ir tikrai įmanoma, nes mes jau esam patyrę tame sėkmę, kad per mėnesį galima perskaityti tas 2 knygas. Tai gausis, kad vidutiniškai per metus mes perskaitysime 25-30 knygų. Žinoma, vasarą tas skaičius daug padaugėja, tikrai jie perskaito nemažai knygų, nes mes duodam tam tikrus iššūkius, kurie gali ten įstoti klubus ir jie perskaito 22, 15 ir 10 knygų įvairiai. Bet vidutiniškai 25 tai jau yra minimali norma, kurią tikrai gali perskaityti. Prizai. Prizai pagrindinė turbūt išorinės motyvacijos dalis. Tai mes galim už perskaitytą knygą duoti sugalvotus prizus tiek ir namuose, tiek ir mokykloje. Mokykloje gal truputį daugiau galimybės ribotos, tačiau prizus duodu bent jau aš tai tik tai vienokius,
jeigu vaikas perskaito tikrai labai daug knygų ir mokykla arba namuose, leidžiam jį už perskaitytą knygą arba už perskaitą skaičių knygų duodu knygą. Nesu tos išorinės motyvacinės šalininkė, kur motyvacija nesusijusi su knyga. Mano nuomonė, pati knyga yra dovana ir prizas. Tai jeigu, tarkim, vaikas perskaito knygą, ar tenai įveikia 5 knygas, tarkim, man namuose, tarkim, dukra, ir sakau, galima eiti į knygyną, išsirinksi savo kokią nors knygą. Ir jai tai yra didžiausia dovana, nes jinai tiesiog pati gali mūsų paprašyti, kad aš nupirkčiau knygą tokią, kokią jinai nori. Tas pats yra mokyklo, jeigu ten įveikia tam tikrą klubą, ten 15 ar 20, mes galim padovanoti vaikam knygą, arba jie gali išrinkti naujas knygas bibliotekai pagal jų rekomendacijas. Žodžiu, kad tie prizai tampa, bet su šitu tik noriu atsargiai, nes su šitu reikia labai išdirbti tam tikrą laikotarpį. Tie prizai pradžioje gali būti ir elementariausi. Mažyliai gauna ten įvairius lipdukus ir tam kažkokius tai, jeigu mokykla leidžia, galima ir saldumynais pavaišinti arba ledų nupirkti. Ten, tarkim, jeigu ten visa klasė perskaito 2 knygas per mėnesį, tai eisim ledų valgyti ar panašiai. Tie prizai, išorinė motyvacija gali būti įvairi, tik noriu priminti, kad jinai yra bet kokiu atveju laikina. Jūs negalite 2 metus to paties prizo už tą patį įveiktą tikslą duoti, nes jinai tiesiog bus jau nebe motyvacinė priemonė, o įprotis ir arba vaikas to iš viso nebedarys, arba jis tiesiog praras motyvaciją ir nebenorės daryti, nes tai bus nebeverta. Kas dar veikia pas mus, tai yra varžybos, bet varžybos daugiau ne tarpusavėje, nes sako, ta konkurencija tarpusavėje kartais tampa nebesveika, bet su savimi. Ir tam padeda klubai. Mes įkuriam klubus, ten tarkim Nobelio klubas arba ten, tarkim, Ivanauskaitės klubas, ar ten dar įvairių prisigalvojom žmonių klubų, kuris turi tam tikrą knygų skaičių ir jie norėdami papulti į tam tikrą klubą, jie nori perskaityti tam tikrą skaičių knygų. Čia jau yra tokiem vaikam, kurie yra iniciatyvūs varžytis. Apie pomėgius kalbėjau, apie berniuką, kuris mėgo futbolą ir motyvaciją atradom tame, kad jisai galėjo skaityti bet kokią knygą, kokią jis norėjo. Aš realiai jam mažai rekomendavau ir leidau realiai tikrai linktis, nes mačiau, kad tai yra vaikas, kuriam reikia labai pradėti skaityti. Tai po to, kai jau jis ten įveikė 5-6 knygas, kurias labai norėjo, galbūt aš jau kaip mokytoja ar ten literatė nesu labai gerai įvertinus, bet tikrai nesvarbu, nes jisai tuo metu formavo savo įprotį skaityti. Tai pomėgiai tam yra labai dėkingas rytis. Toliau įvaizdis. Apie įvaizdį, ką norėjau pasakyti, tai iš senų laikų turbūt buvo atėjęs įvaizdis, kad jeigu skaitai knygą, tai ką? Dabar yra kompiuteris, telefonas, o knyga tai yra, nežinau. Ne visur yra toksai įvaizdis, tai mes norėdami pasakyti, kad motyvacija yra įvaizdis, tai kad tu žiūri į tai rimtai ir tai yra tavo kasdienybė, tai formuoja tavo kaip sveiko, gerų tikslų siekiančio vaiko įvaizdį. Tai mes vėl prisimenam tą ateities matematiką, kad reikia skaityti keletą knygų per mėnesį, kad norėtum pasiekti savo tikslų. Ir tą įvaizdį jie patys kuria, kad knyga yra, kaip fainai, nes jinai padeda daugelį sričių, nes mes labai daug kalbam ne tik tai, kad reikia skaityti, bet kodėl tą reikia daryti ir šiuo momentu. Ir kiekvienam skaitytojui arba kiekvienai grupiai skaitytojų yra labai skirtingi dalykai. Gerai, čia žiūriu į čiatą, parašė, bet galiu dar toliau. Ir keletas dar dalykų, tai yra knygų klubas, rašytojų sąjunga ir daiktai. Tai čia yra jau fiziniai dalykai, kuriuos mes iš tikrųjų su skaitymu jau apdirbę, apipavidalinę, kaip čia pasakyti, tai padalinsiu keletų dalykų. Tai, kaip ir minėjau, knygų klubas pas mus yra kaip tam tikra atskira vos ne disciplina. Visos vieno skyrių mokyklos, tai yra D mokyklos, kuriame mokosi 3-okai, 6-okai, tai yra pusė pradinukų ir pusė pagrindinės mokyklos mokinių. Mes susitinkam 2 skirtingose, aišku, pagrindinės mokyklos mokinių, vienoje pradinukai, kitoje knygų klube, tai yra penktadieniais, ir jie turi sąrašą, kada pristatinėja knygas.
tas sąrašas yra kiekvieną kartą pildomas, tarkim, jie užsiima eilę, jeigu mes žinom, kad tą penktadienį reikės atsiskaitinėti ten, tarkim, 7 vaikam, tai jie laukia eilutėje. Knygų klubas vyksta ne tik tai, kad aš pristatinėju knygą, bet aš esu ir klausytojas. Tai jie turi atlikti įvairias knygų klubo funkcijas. Jie turi pildyti formas, jie turi uždavinėti klausimus, jie turi dalyvauti aktyviai knygų klube, turi mokėti klausyti, mokėti įvairiai pristatyti. Tai va čia, tarkim, matote, tuo metu, čia, man atrodo, pernai antrokas buvo Jokūbas, kuriam labai veikia stipriai dvigubo sumuštinio metodas, jis labai greitai skaitydavo rekomenduojamas knygas vien tam, kad galėtų skaityti tas, kurias, kaip jisai sako, kurių mokytojai Doviliai nepatiks, bet man patinka. Tai jis ten įvairius komiksus skaito, įvairias knygas, kurios ant pokštauja. Ir jisai padarė šiaip tikrai ganėtinai įspūdingą pristatymą, tai yra komiksų knygų apie knygą, kuri nebuvo komiksas. Bet jisai labai didžiavosi, jo kalbėjo be jokio pasiruošimo ir pasakojo ir pagrindinės mintis ir ką jinai jam davė, tai buvo tikrai geras pristatymas, bet, pavyzdžiui, šį vaiką labai motivavo dvigubo sumuštinio metodas, kad vieną perskaitau tokią, kokią noriu ir vieną pristatymą padarau pagal rekomendaciją, o kitą knygą tokią, kokią rekomenduoja, o pristatymą darau, tarkim, tokį, kokį aš sugalvosiu. Esam turėję ir vaidinimų, esam turėję ir TEDx kalbų, kada pristatymą padaro viešą kalbą arba kažkokią tai simuliaciją įdomesnė ir vaikai tikrai nori ateina, dar pasikviečia tėvus. Tai knygų klubas yra kaip atskiras dalykas. Toliau yra rašytojų sąjunga, tai yra slaptas klubas, kuris galioja įkurtas buvo mano prieš 3 metus, tuometiniai nepameluosiu, jauniausi buvo pirmokai ir vyriausi buvo keli antrokai, trečiokai. Žodžiu, dabar čia yra dauguma ketvirtokų tam klube. Mes tenai turim slapyvardžius, kiekvienas žmogus turi vardą, o knygoje jie yra veikėjai. Tai mes parašėm knygą apie stebuklingą pasaulį, bet realiai apie save. Ir ta knyga yra prieinama visuomeniai ir jie labai didžiuojasi, mes jau dalyvavom 2 knygų mugėse, jie pardavinėja tas knygas, jas galima pirkti ir internete, bet kas atsitinka, kad jie yra taip įsijautę į rašytojų vaidmenį, jie nuolat tobulina savo rašymą ir jie visą laiką eina į rašytojų sąjungos susitikimus, kurios dabar jau privertė mane eiti 2 kartus per savaitę, nors būdavo kartą per savaitę susitikdavom, tai motyvacija jų yra ta, kad jie patyrė sėkmę, kad tai jų kūrinys tapo realiu daiktu ir dabar jau išleido 2 dalį su klausimais, tai ir be galo patinka jiem tada, kai knygų mugės metu juos perka kiti vaikai ir jie tikrai tuo didžiuojasi. Tai čia šiuo atveju skaitimas, čia yra žmonės, kurie tikrai skaito nemažai, yra kas truputį mažiau, bet čia tokie daugiau žingeidūs vaikai eina į rašytojų sąjungą su tvirta, įdomia, lakia fantazija ir kuriam produktus, įrankius, kurie padėtų ir kitiem atsiverti. Tai čia yra rašytojų sąjungos tikslas. Va, čia yra keletas vaikų, čia su pirma dalimi. O mokytojai tuo atveju kuria skaitimo įpročių ir įgūdžių lavinimo žurnalus ir visokius dalykus, kurie galėtų atverti vaikų peną, kaip čia pasakyti, fantazijai. Tai vienas žurnalas yra skirtas įpročiam ugdyti, vienam amžiui smakas, tarkim vyresniem yra smakis, yra mažesniem. Ledger Myths yra vienas mūsų mokytojų iš Amerikos parašytas kūrinys, kuris teksto suvokimą kuria. Yra Kubis matematika, Lipis yra mokyti skaityti 3 lygių knygos, kur moko skaityti vaikus. Tai esmė yra ta, kad mūsų vaikai mokykloje ir mūsų pačių vaikai mato, kaip suaugę žmonės kuria ir kepa knygas, kurias prie kurių gali prieiti visuomenė, gali pirkti, mes dalinamės, mes mokyklai naudojame šiais įrankiais. Tai tas patyrimas, kad ne tik tai daug skaitom, bet ir galim rašyti, jisai labai padeda skatinti dar daugiau ir užsibrėžti didesnius tikslus mūsų skaitimo visoje bendruomeniai.
Čia yra keletas puslapių, kad mes į skaitimą žiūrim iš įvairių pusių, mes ir nagrinėjom patį tekstą, bet esame ir kritikai skaitimo, tiek knygų klube, tiek pristatymuose, mes kuriam patys savo pristatymų šablonus, jais dalinamės, reflektuojam patį skaitimą ir taip toliau. O pabaigai dar prieš klausimus, jeigu norėsim ką nors paklausti, tai noriu vieną mintim tokia užbaigti, kad dabar, kai turiu mažamečius vaikus ir tikrai eidavom bent jau prieš karantiną į daug gimtadienių, tai manęs dukra vieną kartą paklausė, sako, kodėl mes dovanojam visą laiką tą knygą. Knyga yra gera dovana. Tai kai aš tai visą laiką jai sakau, kad kai tiki tuo pats, tai patikės ir kiti. Ir jinai tikrai didžiuojasi nešdama knygą, kartais nuperkam kažką ir šalia. Čia matote nuotrauką, kur rugsėjo 1 šių metų mano klasė atnešė knygų krūvą, nes mes paprašėm vietoj gėlių atnešti į mokyklos biblioteką po knygą. Tai vaikai ne tik tai didžiuojasi, kad tai padarė, bet ir ten dalinasi tom knygom, žino, kas ką padovanojo ir jie skaito kartais tą knygą vien dėl to, kad kažkuris būtent vaikas ją padovanojo, nes jie pasirašė ant tų knygų. Tai vėl tas skaitimo pasikeitimas, rekomendacijos ir patikėjimas, kad mes galim tai daryti, plinta kaip tas gerasis mūsų virusas. Tai va, aš gal taip su tokiu atokvėpiu kaip ir baigiau. Jeigu norit ko nors paklausti, aš tai paskaitysiu, ką jūs čia parašėt. Jeigu klausimų turit, galit drąsiai paklausti arba galit parašyti. Dar manęs klausia būna apie paauglių knygas, kadangi dabar dirbu su tais jaunaisiais paaugliais, tai vieną dalyką galiu pasakyti, su paaugliais dar pabaigai bent jau man veikia 2 dalykai. Kadangi tai yra grupė žmonių, kurie mėgsta prieštarauti, visi su to sutiksim, mano pačios vaikai dar ne, bet prieštarauti tikrai. Tai kadangi pas mane ateina egzaminam ruoštis arba apskritai paauglių, kuriais veikia knygos, kurias duodu rinktis. Aš duodu jiem rinktis. Tai lygiai tą patį, ką su mažuliais darau, tai yra lygiai taip pat tam tikram įpročiai suformuoti, duodu jiems rinktis knygą. O paskui, kai jau jie pradės skaityti tai, kas jiems patinka, tada aš jau iš jų galiu prašyti tai, ko reikia man arba kitam mokytojui ir taip toliau. Ir su paaugliais yra vienas dar toksai dalykas, kuriam turbūt pritarsit visi. Negali paaugliui sakyti daryti to, ko nedarai pats. Kad ir kokia tai logika būtų. Jeigu liepi jam skaityti, negali nedaryti to pats. Jeigu sakai, kad reikia skaityti, tai tiesiog geriau nieko nesakyti ir tiesiog tai daryti šalia prisėdus, fiziškai. Turiu patarimą vieną, mano viena mama atsiuntė per atostogas mano vieno 6 ar 5 nuotrauką, kur ant sofos yra padėjęs knygą ir sako, nes aš kai patariau padėti ją visur, kad jisai nepamirštų, tiesiog pamėti tą knygą, tai ten, sakau, kad jis tiesiog fiziškai ją matytų ir įsidrėbęs ant sofos gal pagrėbs. Tai atsiuntė nuotrauką, kaip jinai vietoje, sakau, na, juokai, sakau, dar šokolado gabalėlio prie tos knygos trūksta, tada tikrai suvalgys. Tai va, su paaugliais būtų taip. Kur galima įsigyti smaką ir smakę, tai yra mūsų puslapyje www.herojus.lt. Yra ir knygos LT, ir pigų LT. Jeigu norite tiesiogiai, galite pirkti iš mūsų, tai herojus.lt yra daiktai. Ir ten yra elektroninė parduotuvė, kur rasit visus mūsų leidinius, kur mokytojai sukūrė. Taip pat, kokia jūsų nuomonė įgarsintų knygų atžvilgių. Taip, Audronė, mes ir klausome knygas, bet tai nesusiję truputėlį su... Ta prasme, mano nuomonė yra tokia, kad klausimas nėra skaitimas.
Klausimas formuoja visai kitus įgūdžius ir įpročius. Mes galim ir audio knygų klausytis, bet tada jau mes siekiame lavinti visiškai kitus gebėjimus, visiškai kitos grupės. Galim klausyti ir skaityti tekstą tuo metu, tada jeigu klausa įsijungia ir skaitimas, tas vizualinis režimas, galbūt taip. Bet, ta prasme, aš neprieštarauju joms, bet skaitimo įgūdžiai audio knygos nėra, kaip čia, pamaina, gal taip pavadinkim, mano nuomonė. Nes skaityti yra visada sunkiau, o šitą įprotį reikia tiesiog treniruoti, tai yra kaip sportas, skaitimas yra tam tikra prasme kaip sportas, pats įprotis. Tai sakau, kai man pavyko su vaikais, kurie tikrai sunkiai tą darė, tai pavyko tik tai tais metodais, kada mes tiesiog treniravomės, bet aš gebėjau prieiti prie jų tais būdais, kurie tiko būtent jiems. Tai garsintų knygų atžvilgių sutinku, tik sakau, kad tai nėra skaitimo įpročio formavimas. Tai yra klausimo, kuris irgi yra mums tikrai labai reikalingas. Daugiau klausimų kaip ir nematau. Tai tikiuosi atradot bent 2 dalykus. Kaip aš pamiršau pasakyti, tiesiog seminaro pradžioje visą laiką pasakydavau, kad tikiuosi, kad atrasit bent 2 dalykus, kuriuos panaudosit. Ar knygas nuleisit žemiau, ar leisit paplėšyti vaikam ir pažaisti, ar išmėsit į biblioteką visur, ar sumuštinius knygų darysit. Tikiuosi, kad bent kažką pasiėmėt iš to susitikimo. Jau kitų susitikimo metu gal jau ir naujom idėjom pasidalinsiu, jeigu kartosit atvykimą, nes jau ir pati, ta prasme, tai yra tokia plati tema, tai yra mūsų tokia gyvenimo dalis, kad jau norisi dar daugiau apie tai šnekėti ir aš tikiuosi, kad paskutinis dalykas, kad kai patikėsit patys, kad galit padaryti, manau, padarys ir mūsų vaikai, nes tikriausiai daugiausia dėl jų čia visi susirinko. Agnė parašė. Puiku, pravers studijoms, labai gerai, džiaugiuosi. Pati irgi po literatūros dar po 2 metų dar VDU universitetą nuėjau ir į studijas. Tai buvau metus laiko ir pedagogikos studentė, jau būdama mokytoja, bet praverti. Sakau, realiai čia dalinuosi tokia praktika, kuri yra reali mano gyvenime ir mūsų mokykloje. Gerai, tada jeigu daugiau klausimų nėra, tai jeigu reikės kažkokių tai dalykų ar klausimų ar nuorodų, tai galite parašyti mūsų administracijai, atrašys. Kaip sakau, daug dalykų, net ir tų pavyzdžių, kai kurių skaitimo planų galite rasti mūsų herojus.lt. Mes praeito nuotolinio ugdymo metu labai dalinomės ten kelis puslapius ir nemokamai galite rasti, įsiųsti ir atsispausdinti. O knygas galite įsigyti parašę į mokyklą arba elektroninių parduotuvių kaip knygos LT, pigų LT, tiek vaikų kurtas knygas, tiek mūsų mokytojų. Tai, Mapų gatvėje, prašom Edita, mums labai patinka, mes šalia gyvename, Mapų gatvėje, tai dažnai užeina. Gal dar kokį nors skaitimų įgūdžių lavinimo literatūros sąrašą turite? Kaip patį įgūdį, tai reikėtų, Audronė, žinoti amžių tada. Jeigu parašytumėt amžių, galėčiau gal kažką ir paieškoti, arba galbūt iš skaidrių išimti vieną kitą, tada pasižiūrėčiau. Lauksiu amžiaus ir tada pasižiūrėsiu, ką galiu padaryti. Tai kas neturit klausimų, galime ir atsisveikinti. Audronė 15-18, bet tai nėra spec poreikiai ar panašiai, tiesiog neskaitantis jaunimas, kaip suprantu, taip, Audronė? Taip. Gerai, tada galėsiu, nes paaugliam nesu paruošus, tokiam jau vyresniam paaugliam nesu paruošus sąrašo, bet jeigu jūs atsiųstumėt man elektroniniu paštu, aš esu herojus.lt šitą žinutę, aš galėčiau jums parašyti, arba jūs man galite iš tikrųjų paduosiu savo elektroninį paštą visiems, kad visi matytų, ir jūs galite parašyti man, gal bus greičiau. Aš galėčiau atsiųsti jums sąrašiuką. Vilė.pelegrimė@gmail.com. Parašykit man Audronę ir aš pasistengsiu, galėsiu iš karto atrašyti. Gerai?
Gerai, tai tada pasidalinu elektroniniu paštu, palieku, kol visi gal patys išėjus, gal norėsit kažką pasiimti ir dėkoju už jūsų laiką ir ką, keliaujam ruoštis rytoj. Ačiū. Ačiū labai, Dovilė. Visai iki. Ačiū labai.